Labas ir sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Dabar pasidariau pusryčius ir einu pasidažyti, tai parodysiu procesą. Va, mano pusryčiai yra avižinė košė. Jau atėjau į mašiną, dabar šildau šiek tiek ir tada jau važiuosiu į mokyklą. Einam dabar repetuoti dainą paskutiniam skambučiui, o po to dar po poros pamokų repetuosim savo eilėraščius. Iki mašinos pasiimti Viktorijai popierius, nes aš vakar dariau raides ir jie irgi sugalvojau duoti popieriaus, nes neturi, vargšiukė kokia negali nusipirkti. Aš tai va matot, galiu nusipirkti, tai va ir duodu visiems. Aš bomžauju, dabar tai man reikia pagalbos, žinot, finansinės. Nu nieko, ką darysi, reikia gelbėti draugus. Mane mokytoja pakvies klasioką, kad eitumėm parepetuoti savo paskutinio skambučio pasirodymą. Labai smagu. Šiaip darėm užduotį tokią ir buvau tiek daug idėjų susigalvojus. Ir dabar skrikit. Klasioką pakvies, šiaip biškį bijau. Taip, gerai, pasportavom. Prieš žaidant tinklynį. Šiaip nebuvo labai gerai iš tikrųjų. Labai mažai mūsų susirinko, nors tarėmės, kad paskutinį kartą tinklynį atvarysim žaisti mūsų daug. Nu, bet tai buvo, kaip buvo. Vis tiek pažaidėm, tai smagu. Dabar jau matys konsultaciją. Sprendžiau šitą matematiką, ten nelabai jau ir daug, nes man jau ten nusibodo, jau galva pavargo, jau ir taip pirmą atkę šiandien buvo ir dar konsultacija, tai tiesiog galva nebedirba, 7 pamokos buvo ir dar 8, tai ilgai nepasėdėjau. Dabar varysiu. Mačiau, gavau siuntą paskutiniam skambučiui, ką rengsiuos, nes aš outfitą dėsiuosi iš 2 dalių. Tai atėjo antra dalis, žiauriai laukiau, žiauriai džiaugiuosi, kad spėjo ateiti. Dabar važiuoju atsiimti. Gal parodysiu per paskutinį skambutį, pažiūrėsim. Tai va, reikia važiuoti, nes dar tiek iki kelių, kur reikės važiuoti atsiimti siuntą. Ir tada dar reikės man varyti mokytis. Nes rytoj reikia taisytis kontrolinimą, reikia bandyti gauti iš biologijos 10, nes aš gavau 6. Reikia labai pasistengti, kad man pasikeltų vidurkis, nu nežinau, bandysiu, nemanau, kad gausis, bet verta pamėginti. Vėl nemėgausiu, vėl į antrą pamoką, pirmą. Aš jau realiai mėnesį laiko kiekvieną dieną gaunus, nors man pirmos pamokos lankai, vis tiek reikia važiuoti į pirmą pamoką, nes vis kažkokie reikalai, vis kažkokie darbai. Šiaip kažkas pasidarė su mano telefonu, žiauriai išsikrauna, tai aš negaliu realiai filmuoti vlogą, nebent man reiktų dienos vidury ten per pamokas dar pasikrauti telefoną ir tada galėčiau filmuoti, nes dabar, pavyzdžiui, vėl 13%, bet čia dėl to, nes mes per pamokas naudojamės telefonais ir užduotis žiūrim visokias arba atsakymus. Tai dėl to taip yra. Aš tai žiūriu, aš negaliu kitaip. Aš pasiėmiau siuntą ir dar pasiėmiau tokį švarką, nes man ten labai tiks prie mano outfito. Tai jo, šiaip, aš realiai sakiau, kad aš max ten €10 išleisiu ant savo outfito, nes labai nenorėjau daug išleisti. Ir dar kitas dalykas, aš sakiau, kad aš iš savo rūbų rengsiuos, o dabar visiškai pilnai nusipirkau visą outfitą ir išleidau kokio, gal bendroj sumoje 6 ar 8 €, dabar neatsimenu tiksliai. Tai va, šiaip nesu labai dėl to labai patenkinta, bet užtat patenkinta, tikiuosi, gražiai atrodys visas outfitas. Dabar važiuoju jau namo, tikrai jau niekur nebeužvažinėsiu, nes jau gaila pinigų tiek išsileidusi su šitą mėnesį baisiai daug. Tai va, gerai, susitiksim namie. Atvažiavau namo, bet ta prasme, taip galva pradėjo ką tik skaudėti, net nežinau nuo ko, tiesiog žiūri galva skauda. Tai reikia greičiau namo, kokio vandenuko atsigert gal padės. Žmonės, mama padarė šaltekų, šiandien bus šaltekai, Love it, just love it. Jau taip pavargau, mokiausi
4 kokias geras valandas, tiesiog darau namų darbus, mokusi biologiją, nes rytoj atsiskaitinėjau iš naujo, taisausi kontrolinį, tai va. Ir jau ribau. Šis jau galvoju, gal rytoj net neįti taisytis, nes labai abejoju, kad aš gausiu 10, bet verta pabandyti, nieko neprarasiu, tik miega ir poilsį. Bet nieko pailsėsiu vėliau kažkada ateityje, pavyzdžiui, po visko. Tai va, varau toliau skaityti, mokytis. Taigi aš pasimokius dabar jau einu miegoti, tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate iki kitų